Sveiki. Šiandien istorija prie kavos. Michailo Landburgo, Dorita ir Diana. Nepatenkintas tuo, kaip vyko darbas prie koncerto arfai, kompozitorius Robertas Goffas dieną blaškėsi po kambarį, o naktį ilgam linkdavo atviromis akimis. Dorita, pasakė jis į telefono ragelį, mane pykina. Nuo ko? Nuo savęs. Žinai, Robertai, ir mane pykina. O nuo ko tave? Nuo tavęsgi, Robertai. Prašau tave, atvažiuok. Tu niekšas, Robertai. Gali būti. Neabejok, tu niekšas, o aš kvailė, kuri paskui tave bėgioja, sakytų mergaitė. Dorita, tu seniai jau ne mergaitė. Tuo labiau, kaip ir anksčiau, kvailė. Žinai, Dorita, anglai galvoja, kad gyveni stiklinėme pasaulyje, akmenimis mėtytis netinka. Ta patį sako prancūzai, ir italai, ir serbai. Reiškia, atvažiuosi? Iš Haifo Dorita atvažiavo savo senu panaudotą automobilių Renault. Užkąsi, paklausė Robertas Goffas. Ne. Kavos? Ne. Tuo atveju prigulsim. Dorita gulėjo ir žiūrėjo į lubas. Tu tyli, paklausė Robertas Goffas. Apie ką? Dorita neatsakė ir tada Robertas Goffas ėmėsi meilės. Kas tau užsisuko? Po to paklausė Dorita. Robertas Goffas atsikėlė, įsipylė savo vyno ir grįžo į lovą. Regis mane išdavė garsai, pranešė jis. Jie manęs vengia. Dorita susimašiusi pažvelgė aukštutinėme lango kampe, užsilaikiusi kraštelį gęstančios saulės. Išgersi su manim, paklausė Robertas Goffas. Dorita neatsakė ir įsisupusi į paklodę šmurkštelėjo į vonią, o Robertas, gurkšnodamas vyną, ėmė įsivaizduoti Doritą kaip jauną mergaitę. Iš vonios Dorita atėjo apsirengusi ir atsistojo prie lango. Seniai ne mergaitė, pagalvojo apie ją Robertas Goffas. Diena išeina, prabilo Dorita, tuoj saulėlydis. Todėl tu apsirengiai? Dorita atsisuko. Važiuosiu prie jūros, pasakė ji, pažiūrėti į saulėlydį. Saulėlydį galima stebėti žiūrint į mus, pagalvojo Robertas Goffas po to, kai Dorita išėjo. Jis prisėdo prie rojalio, sugrojo keletą akordų, truputį palaukė, kartelio jausmas nepaliko. Pasaulio pabaiga, pasiguodė jis katei Dianai. Ta atsakydama plačiai nusižiovavo ir nereikšmingai pažvilgė į žaliomis akimis. Robertas Goffas pakėlė telefono ragelį. Aklai surinko pasitaikiusius skaičius. Ką? Paklausė vyriškis balsas. Šachmatai sugrosim? Kas jūs? Kompozitorius Robertas Goffas. Su šachmatais aš nesutariu, paaiškino vyras. Taigi, bus lygiosios, pastebėjo Robertas, nes aš su garsais nesutariu. Vyras truputį pagalvojo, paskui staiga su kikenės pasidomėjo. O su visu kitu? Su visu kitu geriau, o jums? Kas man? Su kitu. Vyras pagalvojo dar. Šalia manęs ypatinga moteris, pasakė jis. O mano moteris išvažiavo stebėti saulėlydžio. Aišku, vyras padėjo ragelį. Kokio velnio, išsprūdo Robertui Goffui. Nepatenkintas jo balsas sutrikdė katytę Dianą ir ji, paspaudusi ausis, garsiai nusičiaudė. Robertas Goffas išėmė iš šaldytuvo dėžutę sardinių. Maitinkis, pasakė jis Dianai. Grįžo Dorita. Kaip pasielgė saulėlydis, paklausė Robertas Goffas. Dorita pasižiūrėjo, kaip katė sotinasi sardinėmis ir pasakė, eik po velnių, Robertai. Robertas Goffas nuėjo į vonią ir atsistojęs prieš veidrodį pagalvojo apie Doritą, apie saulėlydį, apie pradėtą koncertą arfai. Taip, ištarė jis ir įvertinęs tai, ką pamatė veidrodyje, palindo po dušo čiurkšle. Vanduo krito, liejosi, tekėjo. Argi ne muzika, pagalvojo Robertas Goffas apie čiurlenantį vandenį. Išbėgęs iš vonios, jis prišoko prie rojalio, kambarį užplūdo kalbėjimas, kylantis iš jūros, kvatojimas išprotėjusių bangų, virpėjimas ryto rasos, lašėjimas lietaus ankstyvą rudenį. Doritai pasirodė, kad Robertas Goffas nusprendė atkurti pasaulinio tvano paveikslą. Ir ji niūriai šyptelėjusi pasakė, Robertai, tu išprotėjęs. Ir dar niekšas, atsiliepė Robertas. Tiksliai, dar ir niekšas, Dorita pačiupo
prie sienos paliktą kelioninę rankinę. Aš išeinu, daugiau neskambink. Robertas Goffas palydėjo Dorytą iki durų, pasuko raktą, o paskui prieėjęs prie katės Dianos pratarė: o tau štai saulėlydžiai netinka. Diana saldžiai nusižiovavo, Robertas Goffas, sugrįžęs prie rojalio, terkštelėjo į klaviatūrą. Pasaulinis tvanas atsinaujino. Katytė sudrebėjo, nusijaudinimo ir susižavėjimo nustatė kompozitorius. Dianos akyse stovėjo siaubas. Ją nesulaikomai purtė, stingdė šaltis, daužė smūgiai. Staiga krioklio kritimas liovėsi ir po mažos pauzės užėmė savo vietą švelniai pasklidusi melodinga arfos partija. Robertas Goffas užmerkė akis. Na štai, sušnabždėjo jis, mano draugai garsai, pagaliaugi jūs su manimi. Vertė Leonida Kriščiūnienė.